Sveiki visi, taigi šiandien su jumis DKillerZ ir aš jūs pamokinsiu, kaip susikurti rėmelius ant bet kokio avataro. Taigi spaudžiame File, New, pavadiname kaip norime, pavadinsiu avataras, čia Pixels, čia 150, čia 150, spaudžiame OK, jau turime pradžią, toliau einame į Open, prieš tai atsisinčiame bet kokį paveikslėlį, aš jau turiu atsisiuntęs, čia OBB, čia bet koks. Spaudžiame Ctrl+T, po truputį mažinamės. Sumažiname iki reikiamo dydžio, kad jums jau būtų normalu. Nu, skaitykim taip. Štai. Gerai. Antra dalis spaudžiame šitą. Tada spaudžiame spaudžiame ant šitą ir tiesiog perbrėžiame. Spaudžiam Ctrl+Z. Nu, jūs nespausite, man čia tiesiog nesigaunės. Juodas turėjo, va. Štai čia turi būti juodas ir čia juodas, jeigu norit ką gauti juodą. Varoma iki 0. Jo. Toliau spaudžiame šitą. Einame ant Inner Glow. Aš darysiu tokį. Spaudžiame Normal. Cite 100. Color Overlay ne. Na, žiūriu, aš tik ko man labiausiai reikėtų, kas gražiausiai pritiktų ir panašiai. Skaitykime. Šitas. Nulis. Darysim ko gražesnio. Štai jau truputį Drop Shadow nepravestų gal visai. Manau, gal... Na, ne, manau, nereikia. Color Overlay. Toliau einame į čia. Spaudžiame Inside. Čia viskas gerai. Čia mes galim padaryti truputį daugiau. Čia, kad dedam ant 50. Ne, manau, gal truputį per didelis. Šitą daleiskim dedam ant 50. Va. Štai, rėmelis sukurtas, belieka tik išsaugoti. Spaudžiame Save. Surandame ant JPG. Štai. Čia pasižym Maximum. Spaudžiame OK. Ir štai turime normalų gražų avatarą. Tai šiam kartui tiek. Atsisveikinu iki kito karto. Viso.